Jo, Okay. 100 metų, ne? Mes nepasirodėm. Va, 2 va, savaitės. nu, kiek tas? Jo, 2 savaitės. Pagrinde leidom stuff to happen and shit. Jo, Notifications, come on. jo, biški. Scuff shit. Bet kažkaip, tai žinau, man asmeniškai va šitas 2 savaičių formatas tinka kažkaip. Tipo, abu turim oro, abu padarom savo, žinai, ir tada, nu, tai pajudam. Aš dar nepradėjau, žinok, savo daryti. Same. Nu, I mean, mum vasara, galima leisti. Kai bus ruduo, tada apeisimės. Jo, Dabar vasara, atsipučiam, viskas gerai. Nu, grinai. Bus tamsu, bus nėra ką veikti. Jo, nu ką, 9 epizodas, ne? Skaitom. Jaučiu, nežinau, aš skaičių pametęs. Jo, Kad 9. pagal mane 16662. Jo, dabar Tai jau 9 epizodas, bet jo, biškai matau, labai gerai biškai pasispaudėm, o labai mačiau atsakymų buvo ir šitam praeitam epizodą. Ypač, kai mes šnekėjom apie, neminėsime vienos Facebook'o grupės uždarimų. Nu, iš karto sakau, aš tokį sarkastišką humorą naudojau, bet nieko įgelt nenorėjau. Ja, mes tokia, nu, realiai jo. Mes nenorėjom, žinai, nieko tokio piktybinio, mes tiesiog, kaip ir minėjau, tada komentarus, taip ir dabar pasakysiu, mes nenorėjom nieko tokio piktybiško, mes puikiai suprantam situaciją, viskas yra gerai su tuo, tiesiog kam nenutinka, bet mes turim įdėti. Taigi, kas šiandien, SummerSlamas, ne? Už tą ir išgerkim. Op. Jo, pop. 0. Nu, arba tos, pasipinsiu. Oi, SummerSlamas. Nu, kaip mūsų predictionai, karočią nuskendo, ne? Aš jau pamiršau nuo savo predictionus. Bet mano kaip ir įsipildė viens, kad Seth Rollinsas atvarys su ramentais. Čia, aš žinau, aš žiūrėjau, aš pamenu tą vakarą labai gerai žiūrėjau ir aš taip sėdėjau išvengiu toks, kur. Čia insane, like, bro. Aš tipo ant prikolo pasakiau, nes, nu, tipo, netikėjau, nu, tipo, legit, čia trauma. Pasirodo ne legit, pasirodo jis visą laiką bambuzuldas. Jo, tai apskritai man buvo yra toks, aš žinau, kad aš su jam žiūrėjau, kažkiek tu pramiegojai, bet, ble, ten buvo, tipo, aš įsijungiau, aš toks, kodėl. Tipo, man... Kodėl CM Punkas? Jo, tipo, jisai nekentė CM Punko ir realiai ir kaip imtynininko nekenčia. Bet žinai, kas yra jokingiausia CM ir Setu? Kad, man atrodo, kaip ten, CM Punkas turėjo, nu, čia iš daug senų laikų, nežinau ar gilinais ar domėjasi, bet jis turėjo būti kaip ir mokinys CM iš tų Indijos laikų. Tai jisai ir buvo kažkiek, bet atėjo į vieną pamoką, tai toksai, pinigų neturi, tai bye bye. Ja, tipo dėl to, žinai, nu, bet ir tiesme tebe jisai teisingai ir pasielgė, mano manimu. Nu, bet jisai matė, kad talento jisai turi, tiesiog, kad, nu, aš negaliu for free tą mokinti. Ja, tipo, come on, čia make sense. Žinai, also, realiam pasaulyje, nu, tipo, kas nerašyta, jeigu žiūrėjai Unreal, kaip jie tą Elimination Chamber finišą, Punkas kalba, Setas, yeah, I like that, I very like that. Toksai, ble, keista. Tai esmė tame, kad jų tas visas beefas toks, tu jauti tas, kad yra režisūra, bet ir tuo pačiu jauti, kad, nu, žinai, yra to asmeniškumo. Bet, nežinau. Nes geri performeriai, todėl. Jo, kalbant apie SummerSlamą bendrai, man asmeniškai toks, žinai, yra terminas nothing burger. Tai toks realiai nieko mėsainis, nu tik turim gerą skanų paplotėlį, tą petį, žinai. Tai, nu tą, kotletuką skanų, tai čia buvo main event. Ar tu žiūrėjai tą patį SummerSlamą, nes dabar palygink WrestleMania, ką turėjom, ir SummerSlamą, ką turėjom, overall kokybė SummerSlamo geresnė negu Manijos. Jo, nu tai va, kokybė tas faktas, tipo, nemeluosiu, kad kokybė gera, viskas tvarkoj. Bet, žinai, toks buvo, kur mes turėjom labai daug nesitikėt, bet kažkaip per daug viskas aišku atrodo. Kad, nu, ką,
ar tau buvo labai aišku, kad Setas laimės championshipą? Žiūrėk, man buvo taip, mes tada pajokavom, bet tas ir išsipildė, žinai. Bet Yeah. aš norėjau, kad jisai realiai tiesiog su tuo būtent vežimėlio atvaryto nesuramintų, žinai. Aš norėjau to, bet aš nenorėjau, kad jisai ten eitų, žinai, ten taip atimtų, taip žoskai. Man tas, tikrai nefaina buvo. Bet Ne, bet aš džiaugiuosi, kad pasižiūrėk. CM Punkas bent jau titulą gavo. Žinai, trumpai, Yeah. bet jis gavo. Reikia džiaugtis, žinai, Yeah. paprastais dalykais. Kaip tik tą norėjau pasakyti, pažinai, kad, praeitą seriją, aš žinau, kad aš noriu CM Punko, bet CM Punkas nelaimės, CM Punkas laimėjo, Jo. bet jis tą titulą laikė mažiau negu Drew McIntyre'is laikė. Jo, čia šiek tiek pakišo koją, žinai, kad ir jo tas išprusė. Man, žinai, va, tas ir CM Punkas man patinka. Jis yra išprusęs, žinai, jisai, kaip sakant, atsako už bazarą, bet ir tuo pačiu jam tas pakiša koją, bet iš to ir išeina jo veikėjas, o tas man ir praeina. Tas man ir patinka. Ne, seniai, aš negaliu. Man patiko dar Drew McIntyre'is toksai karma's a bitch, ha? Jo, Toksai social media ar kur pavarė. Oi, jis, man atrodo, ar po SummerSlam tiesiog pasakė karma's a bitch. Ten su kas dar toliau, kas iš tų tokių, man patiko kovų, Uso su Romanu. Aišku, man atrodo, pirmas mačas buvo, jei neklystu. Pirmos dienos pats pirmas mačas. Toks, pasakykim, ir gerai, ir blogai. Maždaug, pirmas mačas yra taip, aš taip jaučiuosi, lyg tu, žinai, gerai pripisi, bet tu sak po to atpili, žinai, labai daug. Čia kaip Jey Uso, tipo, pirmas mačas iš karto pripiso pres konferencijų. Eats. Ne, kas man praėjo, tai yra tas viralas, žinai, Romano, kuris jisai nubočino tą šuolį, bet labai gerai nubočino. Peršoka biškį. Jo, tipo, nauja Naikero reklama, žinai. Tipo, bus, žinai, kaip ten buvo Air Jordans, tai Air Reigns. Tai todėl Bronsonas juos ir pyzina. The Shula Fala. Shula Fala. Jesus, čia yra best creative thing, ką jie sugalvojo. Shula Fala. El Grande Americano yra geriausias, ką jie yra sugalvoję. Ten jau Loras eina toksai, damn. Žinai, Sony pasitraukė su savo Spider-Verse, mes turim Americanoverse. Kiek mes jūs 4 turim? 5 jau. Pala. Turim The original one. Mes turim short one, we have the tall one, we have the one short with a Rey Mysterio mask, and we have the other short one with different Rey Mysterio mask. Tai mes turim Daną, turim šitą. Čia tavo teorijos. Turim Gablą, turim Kaiserį. Tai klausimas, kas ketvirtas, žinai? Aš man atrodo, Triple Mania, jie visi pasirodys vienu metu, bandys pagelbėti, palaimėti jam. Tipo, žinai, yra tie Power Rangeriai, tai turėsim Power Rangers kaip Amerikanos, kur tiesiog 4 iš šono ir Sentai siūtas tiesiog iššoka. Los Americanos. Reikia penkto. Tada turėsim visą tą, žinai, droidą. Bet sakau, Ir penktas bus actually meksikietis. Tiesiog, tas toks vienas, žinai, nuošaliai, tas bičas bus, žinai, tiesiog vienas tas nuošaliai. Žiūrėk, tu pabūk ten. Tai va, tu reprezentuosi mus, bet būk ten. Bet dabar visi nauji, jie pagrindę iš Anglijos yra. Tie 2 bent jau. Ludvikas iš Vokietijos. Žodžiu, Europeans plus pirmas American guy. Dar Tag Team Championship galės paimti. Amerikanos. Tiesiog Los Americanos. Ne, šiaip tikrai yra žavu, ką jie daro iš Amerikano apskritai. Taip, kad, jisai yra tas toks
juokdarys kaip veikėjas, bet jie kažką iš jo daro. Žinai, kaip vat, pavyzdžiui, vat dabar mes Pero matėm, kad jie bando sugražinti, kaip ten, Karmelo ir Miza, ane, jie bando jie sugražinti juos. Smackdown'e. Smackdown'e, jo. Dabar Smackdown'e juos bando, žinai, sugražinti. Tas man patinka. Bet visa kita kažkaip toks... Aplamai pameni, kai tik atsirado El Grande Americano. Toksai, oi, čia labai offensive veikėjas, tipo, nuvaro į tą AAA. Jo. Jis čyrina visi, mėgstamiausias guy. Tipo, what the fuck, nu, tipo, grinai atrodo, kad, tipo, internetas doesn't know shit. Tai, man, internetas toks ir yra, kad iš jo 8% Redditas ir 20% realūs komentatoriai. Tai, come on. Nu, ir... Ja. Bet tai, grįžtam prie SummerSlam'o. Nu, prie Romkos ir Uso. Romko ir Uso. Nuostabu, tikrai nuostabu. Kaip jie pasirodė, šiaip tikrai buvo faina. Mes turėjom atpirkimo ožį Uso ir mes turėjom Reidsą, kuris, tikrai parodė smarvę. Ja, ir jie saugojo Breakerį, nes spina gavo Bronsonas, dabar nepamenu, kai baigęs mečas. Kažkas tokio buvo. Jo, ten lūžo, hebra. Biški. Tai aš dabar atsidarau, kad, recapint, kad man būtų lengviau. Tai ten, sakau, buvo, kur... Bent jau Breakerį apsaugojo nuo pratęsimo, nes, tipo, Breakeris bus dabar next big thing pagrindę. Tipo, Sefo right hand man. Ja, bet Breakeris dabar, kaip sakant, ant polisio kimarins biški. Ten, man atrodo, jam su koja susivarė biški. Tai kad per kitą rojus normaliai vaikščiojo, jau ir spyra buvo knysės jam. Jam ten gal patempimas koks buvo, bet jau normaliai atrodo vaikšto viskas su juo gerai. Žiūrės. Tai kas laimėjo? Tipo, Uso prieš Rydą laimėjo. Pinino su Skašu. Ja. Ja, per kitą Romką tokia bye-bye, vėl tave nurašom, nebereikalingas, ačiū, kad atvari per SummerSlam'ą pabūt, cheers. Bet sakau, taip kažkaip, panukova užtat buvo kažkas tokio, šita Blissų Flair prieš Raquel ir Perez. Ar tu čia GBT atsidaręs? Ne, aš atsidaręs kardą. Nes aš atsidaręs ir realiai tas kardas eina vienodai kaip tu dabar sakai. Aš tiesiog kardą atsidaręs. Mes naudojam čia GBT, kad atsimint kažką, ką pamiršom. Aš asmeniškai atsidaręs dabar CBS Sports, nes per jį būnu pasižiūriu, paskaitau, žinai, apie naujienas iš WWE, tai jie per SummerSlam'ą kaip tik yra. CBS Sports, vaidavai, mums nieko nemoka už šitą šiautę. Čia tiesiog mūsų žinių, kur mes, jeigu mes pamirštam, mes tiesiog galim iš ten išsitraukti ir pakomentuoti atgal. Bet grįžtam prie to, tai aš nemaniau, kad tokia įdomi dinamika tarp šitos Flair ir bus Bliss. Nesitikėjau. Aišku, buvo vienas toks, žinai, prasilenkė biškį Alexa. Tiksliau, ne Alexa, Charlotte prasilenkė biškį su Alexa. Bet... Ja, dabar ką kūrė su jom, tai biškį neįdomu jau daros. Tipo, žinai, mes dar nedraugai, bet mes nedraugai. Tipo, niekur neina ta istorija, bet tiesiog pratempinėja. Klausimas, kur bus? Taip, reikia leisti, kad pabūtų. Aš manau, kad dar kažkas keps, nes mes jau turim ir žaisliukus Alexos ir turim Charlotte's. Tai... Jo, realiai tas promo per Smackdown'ą jų toksai cringe man buvo. Aš manau, kad jos pataps tokios, kur turi visko, bet tu nežinai, kas ateis. Taip, jos turi visko. Pagrindė Team Hell No, bet tipo mes women and we're not friends. Yeah. One is like egoistical queen stuff, kita ten tipo friendly but evil. Bet kažkas tokio. Aš nemeluosiu, grinai Charlotte gerai pasirodė. Nesakyk, Charlotte gerai pasirodė per SummerSlam.
Čia faktas. Ir, Judgment Day'aus tipo dinamika su Raquel ir Roxanne daug geriau veikia mano atžvilgiu negu su Liv. Tech teamas, tai toksai, eventually jos atgaus jį, bet dabar nežinau. Eina per abu brandus pagrindę, Flair ir Bliss, ir toksai, gal Smackdown ir taip per daug jų komandų prikišta. Mano teorija yra taip, kad kai Liv grįž, aš jaučiu, kad po truputį Judgment Day pradės skirstytis. Čia jau kai Liv grįž, nes, pagalvokim apie Judgment Day, ne? Turim kas? Domas, turim Balorį, turim J.D. Dunną, kas dar? Panos. Esmė tame, aš noriu dar pasakyti. Jeigu matei Raw, per reklamą tenais Finui davė interviu, and Liv is gonna be back, it's gonna be soon. 6 to 8 months soon. Tai aš manau, kad jie, Finas, mano teorija, kad Finas sukurs naują frakciją, jisai išeis iš Judgment Day, nes pagalvokim, Finui tiek kartų koja buvo pakišta. Daug kartų. Ir laimė titulą, ir tech teamą, jam pakišinėta koja tiek kartų. Jisai turėjo tiek galimybių. Bet dabar jis čempionas ir low-key lyderis Judgment Day'us, nes Liv nebėra, kas prieš tai jam trukdė būti lyderiu. O dabar jisai padarė iš panų naujo komandą, Raquelį žiūriu, geriau veikia su Roxanne negu su Liv. Dominic čempionas, kuris įveikė AJ Stylą. Viskas eina į gerą pusę tik tais jiems. Ir Liv grįžt, kaip ir be tavęs čia gerai buvo, žinai. Gali grįžti, bet, nežinom, kas tam daryti dabar. Tai turiu tokią perspektyvą, kad Liv pasitrauks. Arba pasitrauks, arba iškikins. Tai čia yra tas vienas iš dviejų. Bet, kalbant subjektyviai, gal kaip galvoja, kažką naujo įdėsinais? Kokį naują žmogų? Ne, faktas nereikia dabar. O kalbant apie Dominic Mysterio, Rachel Styles'o mečą, kuris buvo antrą dieną, biškį nukrypsim nuo chronologijos, nes apie Judgment Day jau kalbam. Klasika. 20 metų in the making. Klasika, tai kad klasika, taip, žinai, ir man sakau, patiko AJ, kaip jisai, aišku, jam čia jau paskutiniai metai, žinai, viską. Man patiko, kad Dominikas pasistengė, nemeluosiu, jisai pasistengė, jisai darė savo šūdą ir gerą šūdą, nemeluosim. Jis visą laiką tą daro. Bet, man praėjo tas, nesakai, kad buvo tas toks įsimitiniausias momentas, kur su kėdutėm apipist teisėją. Tai čia realiai visas mečas buvo retributas, kas vyko 20 metų prieš, kai Eddie Guerrero SummerSlam'e prieš Rey Mysterio varė. Taip, Dominic savo aprangą tokią mėlyną plius minus padarė, kaip Rey turėjo. AJ Styles'as kaip Eddie apsirengė realiai. Atvarė irgi su savo lowrideriu, kur sūnus, tenais apsirengęs kaip Dominic atrodo. Jo, sakau, čia buvo to. Ir dar finišas mečo su batu, ką irgi Eddie Guerrero naudojo. Taip, vieną kartą. Bet dabar jau darė kelis kartus, bet jau toksai, užtenka jau tų batų. 2 kartus pamatėm, 2 kartą jau nebuvo, taip įdomu. Kas man praeina, kad vėliau AJ, jisai, su tuo, gradai, hei, tipo, man atrodo, ar pero, jisai toks, hei, viskas zaibės, man praėjo, man patiko, žinai, bet aš visai neįsitilo titulą, žinai, man tu nesvarbus, man titulas svarbus, žinai. Jis sako, congratulations, senis, sveikinu, maladėts. Bet aš dar nepasidaviau. Man atrodo, kad turėsim gal, aš nemanau, kad Clash in Paris mes turėsim kažką tai, bet aš manau, kad dar pamatysim AJ dėl titulo. Kažkuriam kontekste. Klausimas, kiek tam Clash of Paris mečų iš vis bus. Čia nes kaip atsimint, Bash in Berlin, tai 5 mečai kokie buvo, blambo, toksai, Europa,
Ir 5 neskaitant- metai, what the fuck. Neskaitant to fakto, ar jie nebandys dabar eksperimentuoti su 2 dienom, kaip jie dabar pasirašė su ESPN, bet, nežinau. Tikrai aš pats nežinau, bet Bet šiaip 2 dienų renginiai praeina man bent jau. jo. Oi, sveika. Gerai, dabar atsukam vėl back to day one. Nu, Ką tai turėjom? Sami Zaino turėjom su Karrion Crossu, rest in Turėjome peace. Sammy Hoganą? Jo, taigi jisai underdogas, seniai, buvo šitą mečą, jisgi negalėjo veikti kai Karrioną. Jo. Eiktų, jisgi prastoji prapisa. Jo. Ai, palai, jisai pastoviai neprapisa, jis pastoviai laimi. What? Jis, ir kai, kuria prasme, Zainas underdogas. Jo, tipo, kur... Bet kas man gerai, aš galvoju, kad Karrionas, tipo, viskas, tipo, dings. Ne, mes jį turim. Ne, jisai dings. Šiandien reportas iš čia naujas. Nepratėsi kontraktą. Aš galvoju, kad bus... Man Nes jį permetė į tą alumni sekciją. Kaip ir Austin Fury. Aš ne, arba čia Vorkas, kaip jau pradėjo daryti su setu, kad toksai, bandom, čia visai įdomu. Bet tikriausiai, kad nieko tokio nedarys, nes su Karrionu apšiai nieko nedarė pagrindinė. Nes, tarkim, aš labai norėjau, kad būtų Karrion Crossas. Žinai kodėl? Nes mes turim Alistair Black. Abu turi tą tokią, žinai, abu trenkti biškai, žinai, savotiškai. Abu turi tokią, žinai, paslapti kažkokią ir kažką derina, žinai, kažką tokio, kad, hei, tipo, išleisk savo vidų, žinai, hei, tipo, aš paslapti, man tas patiko, žinai, ir jie, tarkim, jie labai gerai vien su kitu susidurtų, tipo, WWE praleido progą, kur tu turėtum šitą Crossą, turėtum Blacką, jie sueitų į vieną kampą, ir tu matytum kokį tag teamą, žinai, kažkas tokio. Jie labai gerai sueina. Abu supranta kovos menus, abu žino, ką jie daro. Tuo tarpu Triple H toksai, pamenim Reinį, tai Jey Uso laimėjo, nes jisai labai over yra su fanais, su mine. Karrion Crossas labiau over, bet jam kontraktą nepratęsė. Tai what the fuck? Čia tipo, jeigu būtų Karrion Uso, Karrion Fatu, tai jisai dabar turėtų titulą, man rodos. Ir kas yra, čia yra žiauriai, kaip sakant, savo priešgidiaujant, nes Triple H prieš tai sakė, oi, tu neeisi į kiną ir, tipo, kritikuosi kiną, bet tu kinai nieko nedarysi dėl to. Tai jisai pats savo pakišo koją dabar. Nes jis kažkada buvo stumęs ant kritikų, kad hei, tipo, mes nedarom dėl fanų, mes darom, kad tipo, tiesiog visiems būtų gerai. Žinai, visiems būtų zaibys. Ką jie dabar padarė, tai realiai dėl fanų. Mes klausom savo fanų. Fanai, we want Cross, you got him. We have Brock back. Aš tai ten buvo, čia yra... Man skaudu. Kad tik rašyta. Man saibys. Nu, ble, seniai. Tu negali paneigti, kad visi sprogo iš what the fuck ir paskutinis žmogus, kur tu tikėtums, kad ateitų tenais. Čia buvo damn. Damn. Ja, kad, asmeniškai aš nesitikėjau. Taip. Tai buvo šokas. Taip. Bet kodėl? Nes, gerai, mes turim Cena su savo retirement tour ir tada ateina Brock Lesnar su savo... Money. Tas pats kaip ir Goldbergas. Yeah, I guess. Taip jau mano teorija toksai ateis. It's not, jau nebe tavo retirement turas, dabar jis mano. Jis one last match. Winner quits WWE. Aš nežinau, ką WWE savo masto, bet aš negaliu suvirškinti. Nežinau. Taip, Lesnaras turi tokią kaip hito dėl viso to Vinco Man kamerų šalo, seniai. Kamerų šalo.
O, perikūras. Perekuras. Veikia, sakai? Veikia, jo, grįžo. Grįžo į Labai eterį. gerai. Gerai, Oi, mes ten sustojom. kurioje vietoje atsijungia tau? Apie Lesnarą pradėjom. Jo, mes apie Lesnarą šnekėjom. Oi, Sakau, man siurprizas taip, bet nahui. man, aš pasakysiu taip, lygu. Nėra, kad oi, ką jie čia padaro, aš nebežiūrėsiu, aš boikotuoju WWE. Čiagi šiukšlė, jisai blogiau negu Hitleris. Ir tuo pačiu nesakysiu, kad jisai, wow, čiagi legenda, čiagi what the fuck, tu nepamini, ant kiek ahujienas Brokas yra. Jis nepamini, kaip vienam Royal Rumble 20 žmonių išmetė, kaip pirmas atėjo. Kai jis dar buvo čempionų, like, bro, nu, tipo, man jisai toksai, man Lesnaras patinka jo charakteris, bet jisai kaip veikėjas yra, nu, legenda. Kaip žmogus aš nežinau, nes jisai realiai nėra labai toksai išraiškus. Kas ten vyko ar kažkas tokio, irgi komentų labai daug negirdėjau, tik tais čia LGBT, kad tipo, ale Vincas privertė tenais siūsti ar kažkaip save parduoti Lesnarui, kad tipo, jisai kontraktą pratestų ir kažkas tokio, bet, nu, tipo, Lesnaras tipo, nebuvo taip stipriai involved, kaip ten Vincas su Laurinaičiu. Oh, yeah. Kalbant apie, pasakykim taip, super žvaigždžių mačą, tokių rimtų, tai Jerry Rollas su Ortonu. Oi, god. Aš nusivyliau. Atvirai pasakysiu, aš nusivyliau irgi. Man gaila. No shit. No shit. Man žiauriai gaila buvo. Aš net nežinau nei vienos Jelly Roll dainos iki šiol. Neklausim nei vienos. Aš paklausiausi country dainininkas toks, žinai. Grinai, bet jisai, nu, tipo, Jerry Rollsas, jisai kuom žymus, kad jisai visus tuos, žinai, kur Amerikai fentanolis, žinai, yra populiarus kaip narkotikas, tai jisai ganai bando tvarkyti tas mažas bendruomenės ir sakyti, hei, nevartokit, hei, aš jums padėsiu, žinai, visą kitą. Tiesiog toks, žinai, geradarys. Tai irgi... Nevartok, žiūrėk, aš atrodo kaip SoundCloud raperis, bet aš dainuoju country ir nevartoju, nors atrodo, kad vartoju. Jo, tai toks, žinai, jo, tipo. Bet... Jeigu aš galiu būti country muzikantas, tu irgi gali būti country muzikantas. Ir, žinai, nemeluosiu, aišku, tikrai smagu matyti, kai ten Jerry Rollsas tiesiog savaime neišėjo. Tiesiog, man patiko, kad sudėjo toliau, žinai, nors ir jam skaudėjo, jam ir siautė tą skausmą, tą nuovargį, viską. Man patiko. Man patiko, kad jisai, nu, nerodė to, kad, ai, skauda, aš išeinu. Ne, jisai kovojo, jisai bandė kovoti, man tas patiko. Man patiko tą dvasę, žinai, tiesiog nusivyliau, kad Aš manau, kad jis neturėjo pakankamai to tokio pasirašymo. Aš turiu nuojautą. Nu, jam pasirašymas buvo svorio metimas, kiek pamenu. Jo. Ir jis gerai numetė, nemeluosiu. Jisai šiaip, nu, dičkis tikrai buvo, bet jis gerai nusimetė. Nu. Tai... Bet, sakau, pats mačas... Man irgi reikia. Loganas ir Drew. Aš nemaniau, kad jie turės tokią gerą energiją, žinai, tipo, kad jie abu sukomunikuoja. Jie dviese veikia. Jo, jie dviese jie tiesiog veikia. Vat kas, pasakykim, stebina, kad abu tokie, aš galėčiau pasakyti, nišiniai dalykai, abu nišiniai kovotai. McIntyre'is main eventeris. Tipo, ne, aš galiu pasakyti, tipo, iš nišinės grupės, gal, tipo, vienas yra youtuberis, kitas yra pastoviai nepatenkintas kažkuo, tai, žinai. Tai tokia, žinai, nišinė grupė. Tai toks, kažkaip, aš nesitikėjau, kad jie sueis. Bet jie suėjo. Nu, tipo, McIntyre'is gali dirbti su bet kuom, tai, come on. Tiksai, aš blogietis, aš geras blogietis. Jisai blogietis, jisai geras blogietis, nors jisai realiai žmogus, koksai yra realybėj. Tai. Aš galiu su bet kuom dirbti pagrinde. Aš dar sugebėjau vizą gauti paskutinę sekundę atvaryti. čia yra metų istorija, kad jisai tiesiog, hei, aš užstrigau. Triple H toks, aš taip tinku jums tavo tą kortą, žinai, kažkaip atsidurtų ten šitai, kažkaip.
Pagalvosiu. Kaip jis pamiršo vizą. Bet jo, tikrai mačas buvo toks iš oponentų pusės tikrai geras. Tikrai geras, neturiu kam skūstis. Aš asmeniškai jau pamiršau. Nepamenu, kas ten buvo. Arba aš mėgau per jį. Jo, tu knarkiai. Taip, realiai. Tu pats sakai, kad tu knarkiai, aš nežinau. Tai, kai sakau, žiūrėjau ir man praėjo, kur maždaug, seniai, aš tik atsikėliau, ką praleidau. Atsikėlė ant CM Punk'o ir, man atrodo, ir Günterio. Jo, ant pabaigos. Kalbant apie tą mačą. Ok. Biški. Kažkaip galvos susisuko labai, man, what the fuck, na. Reikia gal kondiškai išjungti. Perputė gal. Perputė. So, grįžtant prie... Tu tada kažką užsiminė, kai aš norėjau kalbėti apie... Jo, toksai buvo biški pertrauka, nes man galvos susisuko. Perkaito. Perkaito, jo. Kaip ir mano kamera, taip ir Aivos galvo. Perkaito. Viskas jam perkaista. Nors laukia laipsnių šiaip. O, tipo... Vapšė, lyja lietus. Debesuota. Pas mane lyja. Ok, tai tu minėjai, mane pertraukėt. Ja, aš užmigau pagrindę žiūrėdamas. Nepamenu, kur užmigau, bet aš pamenu, kad atsibudau vidury ar jau lingalo Gunterio CM Punk mečą. Ja. Nes tų entransų nieko nepamenu. Mačas geras buvo tiek ir entrance, kur CM Punkas padarė tokį reference į Fantastic Four, žinai, The Thing. Man tas praėjo, žinai, pirmą. The Clobbering Time. Jo. Günteris, apstai, jų kova buvo tokia, kur tu toks, jau pačiam galė suprata, kad CM-ui titulas ateis, bet tu toks, aš galvau, kažkaip buvau pagalvojęs, kad Günteris laimės. Aš nors turėjau karštą įsitikinimą, kad prieš tai, kad CM-as gaus. Ja, kiek žinau dabar, kad Gunterio į tenais prieš mačą jau buvo kokį laiką nosis, tipo suknista, reikia jam ten operacijos. Tai pagrindę dabar turės laiko susioperuoti, biškį nuvaryti tipo ir nurašyti visą taip, kad čia buvo trauma per mačą. Kaip jie dažniausiai daro. Jo, nepamirš dar buvo Stephanie Stratton ir Jade Cargill. Man gaila Jade. Žiauriai gaila. Čia buvo durniausias mečas, tai iš visų, man rodos, kas buvo. Apart Sammy ir Crossą. Jisai buvo iš tokių mačų, kur tu, kaip pasakyt, realiai tas toks, žinai, background triukšmas. Toks, kur toks. Ja, nes, plemba, jau reikia, aš sakau, kad reikia gal sujungti vieną tos titulus arba Smackdownui, tipo, kažką daryti, nes Smackdownas dabar į 2 valandas, kai konvertavosi, tipo, jie turi belekiek tag team žmonių, belekiek komandų. Moterų divizija, kur arba vienoje laidoje rodo mid kartą, arba main kartą, bet negalima abiejų parodyti vienu metu. Tipo, tiesiog labai labai durnai ir, tipo, reikėtų jau kažką apjungti. Tipo, tų unifikacijos, nes, čia tiesiog labai daug neišnaudotų dabar galimybių su žmonėm bus ir dabar ta Tiffany, man atrodo, nepasirodė Smackdown'e. Jo, tai tikrai, sakau, Tiffany nesirodys, Jade visiems rodosi, bet tokiai, irgi tokiose šiaip su situacijose, pasakykim taip, bet asmeniškai aš labai norėjau, kad Tiffany prarastų titulą. Labai norėjau. Same. Man jau užknyso. Man reikia kažko naujo tenais. Jo, mums Tiffany's nereikia. Bedantis nereikia mums. Sakau, background mačas. Tipo, realiai, background. Ir jis buvo antras ar trečias? Berods buvo po Samio. Atėjo. Po Samio. Ir tada jo, žinai, CM Punk'o. Mes, aišku, neišėlė šnekam, bet tiesiog sakom iš to tokio, kur, ką labiau atsimenam. Grįžtant dabar jau eitum Night 2. Sakau, pirma naktis buvo, kur toks pusę laiko tu pasijungi WWE kaip tą tokį šalutinį triukšmą, žinai. Toks... Bet pradedi žiūrėti pirmą nakties ir baigėsi jisai 5 ar 6 nakties. Ja, kur toks...
Čia Jo. man sakau, ai, Siampakas, žiūriu, žinai. Bet, sakau, tai sakau, galas. Bet tie, kas, taip pat, tarkim, pasiryšo žiūrėti, jie buvo apdovanoti pačiam gale. Pasakykim taip. I had way too many beers watching that night. Jo. Bet sakau, pats galiakas buvo, kur realiai vos ne kaip dovana, žinai, tie, kas laukia. Nes realiai ten buvo... Finišas, vat geriausias tas Geras, kešinas, netikėtas momentas. Bet, Nu, tipo, Balkinas. Triple H, you haven't seen nothing yet. Jo. Hell. Jo, jis nafijek ir tada ateinam į antrą naktį. Aš dabar nepamenu kokią eiliškumą, bet per CBS rodo, kad pirmas mačas buvo Cena ir Rhodes'as. Jis buvo paskutinis. Jisai buvo paskutinis, žinai. Tai dabar galvoju, kokiam eiliškume. Dominikas, man atrodo, Reidžiai buvo pirmas. Jo. Right? Mes, jisai buvo prieš paskutinis. Aš prapadau atsimint eilę. Ja. Solo? Ja. Irgi ne pirmas buvo, bet, galim pradėti, man atrodo, ten Panos buvo pirmas, ten Naomi, Rhea. Jo, ir Rhea. Ja. Aš nepamenu jų to mečo vėl. Toks... Aš darbe bandžiau žiūrėti, bet toksai, su pauzėm ir toksai... Realiai geriausiai pažiūrėjau tik tais Dominic Mysterio ir Cody su Cena tą fightą, bet ir dar Becky Lynch su Lyra visą peržiūrėjau. Man tiesiog buvo... Šiaip... Sunku žiūrėti mačą buvo. Tiesiog sunku. Nusišneku, blemba, aš viską žiūrėjau ir viską atsimenu dabar. Apart šito mečo, nes jis buvo neįdomiausias mečas. Sakau, man buvo sunku, nes toks... Aš ką atsimenu, kad gerai, pradžioje aktyvino šitą Naomi įjo su Rhea, kad pašalint Naomi. Ir po to kažkaip Naomi magiškai laimėjo. Aš nepamenu, kaip jinai laimėjo. Jo, realiai. Antiek Naomi tu nesvarbėsi. Naomi tu antiek nesvarbėsi. Tu esi šūdo krūva. Tipo, kodėl tu čempionė? Ne, Naomi zaibys yra, jos veikėjas man žiauriai patinka, bet tiesiog aš nifiga ne... Ta visa istorija dabar, kur su ją, kad tipo Rhea ir Ior, jau nauji oponentai neateina. Dabar bus tik tai, kad su Stephanie Vakior. Jo. Kur nieks, blėt, visoje divizijoje negali pasakyti normaliai jos fucking pavardės. Jo. Nikki Bella. Vakwe? Vakur? Vakveikvei. Sakau. Vaikur? Aš, jeigu dabar kalbant apie Stephanie Vakier, aš manau, jinai gal pasiimtų titulą, bet ne iš pirmo karto. Nelaimės dabar faktas. Ne iš pirmo, aišku, jo. Bet jinai kaip ir geras pretendentas, gera pretendentė, tai yra titulai. Ne, bet jai reikia... Aš nesuprantu, kaip žmogus tipo plus minus mūsų metų, wrestlina jau labai ilgai, nuo 16 metų, vis dar negali normaliai angliškai kalbėti. Ką žinau, tai buvo... Nes, tipo, realiai, vienintelis dalykas, kas dabar jie, tipo, laiko, tai kad nemoka kalbėti ant mikrofono angliškai. Jo, bet, ispaniškai tai jie huienai kalba, bet, anglų kalba, yes, you will not defeat me. I will be better than you. Gal kažkas ir yra gerai. Mes Rusevą turėjom. Perjungė, tipo, į savo spanish kalbą. Kuočyta, mačyta, man nakapalyta. Toksai, what the fuck, čia kitas veikėjas apšeina. Jesus, aiva. Bet, sakau, mes Rusevą irgi lygiai taip pat. Rusevas kala akcentą, ne visada angliškai teisingai kažką pasako. Bet irgi to, žinai. Tai toks, aš manau, kad Vakier jinai geras pretendentas titului, bet klausimas, bet ne dabar, klausimas po ko? Ar, tarkim, kai Naomi praras titulą, ar kai dar jau bus kažkur, pasakykime, pas Naomi kokias, kiek pasielaiko dienų, jau dabar neturi, 200 dienų bus, ne, mažiau? Pas ką, pas Naomi? Ja. Baik juokus, 20-30 dienų kokių. Tai aš manau, sakau, kaip bus, arba 200 dienų kokių, arba... Jinai Liepą kešino. Jo, ble.
Tai, Čia 200 dienų pas Tiffany. Tai sakau, kai pas ją bus ten kokias 100-200 dienų, jinai gal pasiims tą titulą ir bandys, žinai. Bet galime eiti prie kitos temos, nes, čia jau dar recapinam SummerSlamą. Becky Lynch su Lyros kava. Truko žiauriai ilgai. Vis labai patiko, kai Becky kapojo Lyrą, kai su ziptai surišo. Tu žinai, kad čia bočas buvo? Jo, tu žinai, kad bočas, kad tipo, išsprūdo Lyrai ranką, blėt. Padėkit man. Atgal sukyšo. Kėdink. Ir tipo, grinai matosi, kaip jinai ten atgal bando įkišti. Ja. Ir toksai, bra, come on, stop it, you fucked up. No. Tipo, geriau jau kažką neplanuoto darykit, tipo, arba kad, tipo, jūs galit, jums tai moka, jūs profesionalai. Ne, aš dabar prie kamerų atgal kišiu kaip debilė ir atrodysiu, kad negaliu ištraukti rankos. Bet, tipo, what the fuck. Kalbant iš gerosios pusės, brutalus mačas, kaip moterim, labai daug daužimo buvo, man patiko. Ir Bailey toksai galvojau, heel turnas bus. Bet, tipo, padėjo netyčia laimėti. Jep. Ir tada Lyra tokia, tipo, mes draugai, bet tu nelys prie vado reikalų tiesiog. Tiesiog Lyra tokia, mes draugai, bet nelys. Ja, sakė iš vis, tipo, sako, aš, man atrodo, sakė iš vis, aš davęs gyvenime nenoriu matyti. Kažkas tokio. Bus proga jas vėl sukiš kartu. Kažkaip. O, aš tikiuosi, kad ne. Bet dabar naujas oponentas Nikki Bellai. Nikki Bella. Jo. What ten pas jos beefas. Bet čia Nikki Bella. Tipo, Nikki Bella neatėjo tiesiog, jinai pati pasakė, aš atėjau pažiūrėti, kaip šitą diviziją laikosi, žinai. Atėjo pinigų, nes pas ją pinigų nebėra. Come on, fuck it. Tai gerai, pinigų nebėra, bet žinai, kaip jinai pati sako, aš noriu pažiūrėti, kaip divizija laikosi, žinai, noriu pagirti viską. Ir man praėjo per Raw, jinai sušėrė šūdais Becky, kur maždaug pasakė, hei, kai aš paskutinį kartą buvau, tu buvai šūdo vietoj. Dabar tu čia kažką, tipo, bandai rodinėti savo vyrukui, žinai. Aš suprantu, Becky atsakė labai gerai, kad, tipo, tu savo Becky ją palaidojo. Ja, palaidojo, bet manau, kad Becky dar paturės titulą. Faktas. Tikrai neprapis Nikki Bellai. Nikki Bella not named. Nikki Bella yra Divos eros imtynininkė, kur galima taip imtynininkę pavadinti. Nes, skillsų ten labai tokių, kad wow nėra realiai. Jeigu jinai dabar būtų naujokė, jinai, man atrodo, iš NXT neišeitų. Tikriausiai. Jei kištų gal į Evolution. Realiai. Ja, bet, tipo, jinai realiai kaip šių dienų tą, kur nemoka wrestling, bet meina rosterį. Maxine Dupri. Ja, Maxine tu žinai, koks bus kitas mačas? Koks kitas mačas? Prieš Becky. Ai, jau. Bet aš primenė Maxine Dupri. Jo, tai Maxine Dupri prieš Becky daužytis. Man praeina, kur maždaug ten atėjo ta viena iš tų, kaip jinai, kokia ten pavardė? Natalija. Jo, Natalija atėjo, hei, aš kitą savaitę galiu prieš tave eiti. Tu sakė, jo, ir tiesiog pirštų pabadė į Dupri, aš prieš tave eisiu. Gražu, patinka zaibės. Bet, Becky, gerai, viską atidirba, žinai. Jos antras heel runas yra žymiai geresnis negu pirmas heel runas. Aš manau, jinai gal, ką jinai dabar daro, čia dabar, man tas tai galva, kad jinai dabar pushins talentus, kurie neturi tokios reikšmės. Aš taip mąstau. Nes pradėkim nuo to, jinai Lyra pushino, jinai neturėjo tokios reikšmės pradžioj. Dabar Dupri. Ką žino, gal ne tikrai gerai kovoja, mes to nežinom, mes jos nematome. Aš manau, kad reikia ruošti karstą prie ringo. Bet, esmė tame, pažiūrėkim į apskritai moterų talentus, kur, buvo iš to pačių Chad Gable, Hebros tapo, kaip jinai.
Ivy Nile. Ja, Ivy Nile, ne? Aišku, Becky ten nebuvo, bet jinai kaip ir daug nesirodo, bet kaip pasirodo, jinai gerai kovoja. Tai aš nenoriu perlenkti lasdos su Dupree, bet pažiūrėsim, kas bus. Pažiūrėsim, kaip jinai bus išvystyta su dabar prieš Beck. Ar jinai stengsis, ar tiesiog bus ant bairių. Aš manau tiesiog vormas karstas. Žiūrėsim. Kas toliau iš SummerSlam? Ladder matches. Čia mečas, metų mečas. Realiai metų mečas. Ten tu tiesiog turėjai sekti kiekvieną dalyką, kur laužosi visi, ten mėtosi, fucking... Stalai lūžta. Kopečias lūžta. Žmonės skrenda nuo kopečio. Johnny Gargano žmona skrenda nuo kopečio, vos nemiršta. Visi skrenda ten. Tu turėjai labai atsakyti, žinai, man sakau, labai sunku. Montez Fordas toksai. Kur toks, tu bandai suprasti visą mačą, bandai judėti kažkur ir toks, tu nežinai, kur žiūrėti, nes, galai, šveicariškas stalas kaip mačas. Yra visko. Mes turim viską. Ir skanu, ir žaibys, ir malonu. Lipa kopečiam nuo tie žmonės, kur nedalyvauja mečia, paimtas titulus, like, bro, čia toks geras dalykas buvo. Kur tu matai Uncle Howdis tiesiog ateina vidury kopečio lauk. Ateik čia. Man ir atvirai pasakysiu, iš Wyatt Sixų, aš dar neatsimenu bičiukų vardų. Tasai Loomis, Dexter Loomis. Ja, Loomis ir tas... Joe Gacy. Ja, tai Loomis labai turi gerą aktorinį. Nu, nemeluok. Tipo, tai jis ateina rinkais ten krolina ar ten ropšiasi kažkur. Labai gerai išdirbtas kaip aktorinis. Labai gerai išdirbtas. Tai atsiminkė praeitą COVID-o tą personą. Kur su Miza Hontena. Ne, jisai Hontena Miza pagrindė. You owe me money. Jo, daug šaibų, kur aš to dirbau. Dar su siūkais toksais buvo, tas evil guy. Dabar mes turim tokį mystical evil guy. Jis dabar dreduotas guy. Jam tinka, aš nemeluosiu. Kas dar? Motor City Machine Guns. Tokie... Indie guys. Ja, indie guys, bet... Ja, nu, tipo... Čia komandų divizija, ten, tipo, labai daug šūdų turi jie, kad išvystytų savo characterius, parodytų kažkaip, nelabai tam yra galimybės. DIY tai tokie buvo, kur tiesiog atėjo pasipelnyti. Realiai, tiesiog atėjo pasipelnyti. Mano mėgstamiausia komanda, by the way. Man iš mano mėgstamiausia dabar tai frakcijų šiuo metu. Nežinau kodėl, man tie pralim. Jų greitas, jų momentai man praeina. Tipo, kad jie greitai viską, tipo, bando... Čia dabar viskas greitai, varom. Man tas praeina. Tuo tarpu DIY turi savo tą character worką. Jo, DIY jie turi character, bet ir frakcijom pabiškai turi tą character worką, jie jau kaip ir, jie turi savo vardą nusipelnę, jau jie turi tenai, žinai, jau viskas aišku su jais. Aš sakyčiau, pusę divizijos reikia Euro permės, nes jau čia, fuck daras. Mes dar turim naują komandą Andrade su fucking tuo Dragon Phoenix. Phoenix. Ray Phoenix. Del Grande Americano. Copycats. Žinai, kokio taktymo trūksta? El Grandes Americanos. Los Grandes. Los Grandes Americanos. Jo, šiaip reiktų. Taip, mes turim kvartetus, ne? Mes turim Wyattus, mes turim Judgment Day, ką mes dar turim? American Made. Ja, American Made turim. Tai mums reikia Los El Grandes, žinai, kur tipo keturiese būtų. Mums to reikia. Mums reikia to. We need this. Bet aš manau, čia pagrindai tą AAA labiau orientuosis su El Grandem. Nes, nu, tipo, realiai AAA yra huijena. Kai aš vieną tą laidą pažiūrėjau, visai cool, bet, nu, tipo, dabar bus šeštadienį bus dabar tas Triple Mania.
ir rodys per YouTube nemokamai ir su anglišku komentavimu. Jop, ir bus smagu pažiūrėti. Man atrodo, ten Rėjus šitas, man nerėjus, o šitas kaip jisai. Dominikas kažką ten veiks. Dominikas main event'e tenais. Dominikas, El Grande Americano, Dragon Lee ir jų ten čempionas. Jo, ten labai ilgų vardų. Jo, labai ilgas vardas. Jo, tipo dėl pagrindinio jų titulų, karočią. Ir tipo Dominikas laimės. Dominikas su 2 titulais bus. Mes turėsim, kaip jinai, iš AEW, kaip jinai. Mercedes mane. Ja, Mercedes. Ne, Dominikui tik tai 2. Daug diržų. Dominikas su 2 atrodo cool. Nu, žiūrėsim, gal jis laimės, nelaimės. Aš dabar nieko negaliu sakyti, reikės pasižiūrėti. Nesakau, aš su AAA dar bandau suprasti visą tą lucha thing. So I still trying to understand. Aš nebandau suprasti, aš tiesiog žiūriu, nes fucking cool. Same. Kas ten toliau mes turim? Sako? Su Fatu. Šūdiniausias mečas. You walked out the door! Yep. How the fuck do you win by walking out the door? Ne, nu ten sakau, toks... They even opened the door for him. They opened the door and he walked out the door. Ne, aš norėjau. Aš kaip mažas vaikas norėjau, kad Fatu turėtų diržą. Ne. Bet Solo išėjo from the door. From the door. Ne, tiesiog. Kodėl? Man atrodo, reikėtų banint dabar cage matchus arba išimti duris. Nes at this point. Tipo, jo, nu tai koks realiai tikslas, kai, tipo, to narvo mačo, kai tu gali tiesiog ramiai išeiti. Koks jo tikslas? Na. Kur dar atėjo tas naujokas, tas aukštas bičas, Fatu broliukas. MFT guy, the big guy. MFT dičkas, aš jau nebeatsimenu. Tu, MFT dičkas. MFT guy number big. Yeah, number big. Atėjo. There's a big guy, there's a chunky guy, and there's Tangaloa. Yeah, there is bitches. Bunch of bitches. Ja, tai, sakau, man kažkaip, aš manau, Tangaloa bus nereikalingas jiem labai greitai. He's a legend, Sena. He's a legend, bet, nu, tipo, vienintelis, ką atsimeni. Ne, čia Tama Tanga. Čia Tangaloa, čia tas, kuris pasoj supisa savo judesius. Pernai metų jis turėjo labai daug ikoniškų momentų. Jis tapo legendiniu. Tiesiog, bandai, tipo, gerai, aš atsidarau MFT tiesiog rosterį MFT WWE. Ir gauni kriptovaliutą kažkokią. Ne, čia... Aš tik dabar, aš realiai mintise galvoju, MFT yra My Family 3, žinai, kažkaip tai. Ir realiai aš tiesiog atsidarau, ja, My Family 3. Bet kas, tipo, kur... Man reikia surasti MFT, kas yra, like... Visas rosteris. Tu man apie kriptovaliutą šiandien kalbėk. MFT. Jo, turim ką, Solo Sikoa. NFT. Čia tie paveiksliukai. Tas toruliukas, JC Mateo, Tangaloa ir Tyler Tonga. Kas kūrė jiem vardus? Pirma, kas kūrė jiem vardus? Good point. Antra, man pilas ir žuvis jau sakant, žinai, JC Mateo makes sense. Tangaloa, ir ta Tyler Tonga, tipo, Tyler Tonga ir Tangaloa, ir tu toks, is that a one name or like separate? Žinai, kur toks nesupranti. Aš atsiminiau dabar tą mimą. What is your name? My name? Guliu, o mas. O sas. Tai realiai. Čia klipą įmesk. Aš noriu, aš jį pažiūrėt. Noriu dabar. Screen share'as. Tipo, maždaug visas tas, bet sakau, just, ganai, it's just, kas yra keiščiausia, kad Solo Sikoa sugebėjo, vat jeigu pagalvos Sikoa prieš metus ar prieš pusantro, ne, jisgi ten
nemėgo. Nemėgo kažkur išeiti, jisai ten už Bloodline ir dabar toks, seni, aš turiu dabar Bloodline, look at me, I'm a fat-ass. Žinai. Tai jisai buvo Tribal Chief vienu momentu. Bet dabar jis toksai... Tribal Thief. Sorry, Tribal Thief yra vienas iš Bronų. Na, jeigu apie dar tą Bronų, Bronsono ir Sefo, jis pagaliau turi neimą, tą frakciją. Empire? Pasupustų Division. Division, ja, aš taip palauk, kodėl aš sakau Empire, ja, Division, ja. Division, ja, aš toks. Pagaliau, po pusės metų mes turim, blemba, frakcijai pavadinimą. Division, ja, toks. Būkim atviri. Jie neilgai truks. Čia faktas. Oi, ilgai. Gerai. Turim Breakerį ir turim Heymaną, kuris užsikabinęs, jau jis ant Breakerio užsikabinęs šitas matosi. Ir jisai tiesiog realiai, tiesiog užpakalį bučiuoja Setui, kad tik tais būtų man zaibys. Žinai, kad jam jo darys. Žiūrėk, mark my words, dar 2 metus turėsim Division kaip frakcija. Gal? Jo, Never know. Iš gerų naujienų, LA Knightas gavo titulo kovą prieš Seth Rollinsą. Bet CM Punkas atėjo toksai bitch, viską tau, nafik tau tas titulas, man reikia labiau titulo. Atėmė iš LA Knight'o titulo toksai, galimybę, ne, taip nereikia. Tai dabar, man atrodo, Paryžiui bus, ar kur tenais, triple threatas. Reikės man pasižiūrėti, tai, reikės pasižiūrėti, ar nes su Clash in Paris mes tik tais turim 2 mačus paskelbtus, berods, tik tais. John Cena prieš Logan Paul. Ja, Cena Paulas ir berods viskas, ne? Dar kažkoks. Vakiur su Naomi. Ja, viską, sakau, 2. Tipo, tai... Bet John Cena's tas Smackdown'e promas su Logan Paulu. Toks cringe'as buvo, neįmanoma žiūrėti buvo. Realiai Smackdown'as šią savaitę, kur buvo, tai jis pats blogiausias, ką galėjau žiūrėti iš laidų. Jo, turim 3. Rhodes'as ir McIntyre dar. Turim 3. Dėl titulo? Jo. Zaibys. Pagaliau, gaus, ko nusipelnė McIntyre. Aš dabar atidariau CBS-ą, ir ką jie sako, tai turim Cena Paulas, turim Naomi Vakiur, turim Rosa McIntyre, turim Reinsą, Punką ir Knight'ą, for some fucking reason. Kodėl Reinsą, jeigu Rollinsas? Jo, aš toks, what the fuck. Jie čia suklydo biškį. Lynch, Nikki Bella, Priestas ir Aleister Black. Ir toks, kažkur jie, blėt, biškį su naujienom nepadėjo. Čia LGBT. Generate match kartą. Matai kaip Reinsą daro pero, tipo setas su draugais. Einame šią laimėm ir taip Jau Reinsas pradėjo clean in house ir tada 5 tsunamiai ar kiek. Nebematysim. Reinsas tiesiog suvalgė. Ačiū už pasirodymą SummerSlam'e. Dabar gal per Royal Rumble kokį, gal Survivor Series tave pakviesim. Gal per Wargames, žinai. No. Bet šiaip dėl Brock Lesnaro tai žinių dar jokių nėra, tai aš jaučiu, kad jisai per kokią Prancūzijos eventą pasirodys. Gerai, dabar mes kalbam main event. Cena ir Rhodes'as. Oi, gražu. Klasika. Žiauriai geras. Neskiesk. Buvo, kur tu toks matai ir tavo galvoji, Cena tikrai spirsi kiaušinius, Cena tikrai pasakės The Rock, Cena tikrai pasakės Travis Scottą, po to tu prisimeni, kad Travis Scottas, viskas lauk išėjo, Heymanui nepatiko. Ir toks. Ir aš esu šokę, kaip Cenai... Ir toksai, shit, jisai realiai dabar gerėtis random.
Kodėl? Netgi nebeturim Ron Killingso, mes turim R-Truth, hebra, R-Truth is back, R-Truth is back. It's amazing. Taip, aš asmeniškai minimaliai turėjau tikimybę, kad Džonas grįž, bet, labai minimaliai. Kažkur šuo pakastas turėjo būti. Ja, taip, bet ir tas šuo buvo Lesnaras. Ja, nes kas bus blogietis Lesnaras su Cenu mečio, tai gal jaučiu Lesnaras gerietis. I don't think so, brother. I don't think so. Lesnaras gerietis, tu durns. Aš nemanau, kad bus taip. Bet, tipo, sakau, turino feisų, tipo, Cena vien dėl to, kad, tipo, Lesnaras healas bus. Na, bet aš sakau, man biški sunku patikėti, kad Lesnarą grąžino. Man labai sunku patikėti to. Jisai pagalvojus, Logan Paulas irgi labai daug najebal žmonių dėl finansų sukčiavimo schemų, bet jisai dabar vienas main eventurių, tai, come on. Žiūrėk. Apipisti ant kazinkių, ant visokio NFTs, taip toliau. Okei, tipo, žinai, yra viena, tipo, tai yra finansinė problema. Ką Lesnaras darė, tai yra Vinco reikaliukai, žinai, kur turiu omeny lietė ten, kur nereikia. Lesnaras šiaip nebuvo tiek involved kaip Vince. Lesnarų, kiek aš žinau, nesenais realiai, kad tą keisą biškis paskaičius realiai apie Lesnarą apšiam minimaliai parašyta, tipo, apie Lesnarą parašyta, kad Vince'as vertė siūsti niūtsus jam. Bet daugiau nieko. Taip. Jeigu aš neteisus, pakomentuokit, kas ten buvo, nes, come on, informacijos labai mažai apie tą keisą yra. Taip, jie, ne vien tik, kad su tom nuogybėm, bet ir kad jisai irgi toks labai, kaip pasakyti, seksistas, gal taip pasakykim, kur jisai realiai apie jį, kaip kalba apie Lesnarą, jisai ateina, yra panos, jisai ant panų varo, taip, žinai, jisai ir ne kaip in character, kaip actual person, žinai, kur tipo realus asmo, kur tiesiog žemina moteris. Tai jisai neturi tos rinko etikos, jis tiesiog atėjo, aš ateinu dominuoti, žinai. Tai, jis toks ir yra. Aišku, turi savo verslą, viską, bet jis toks, kiek aš domėjusi apie Lesnarą, jisai toks kaip asmuo ir yra. Bet, Senis yra tiesiog pasenis senis, kuris yra paprastas žmogus, kuris pagal savo panetkės gyvena. Jisai nesikeis, nes laikai keičiasi. Taip, jis bus toks, kas ir buvo, jiems viso pajubėt. Gerai, kalbam apie teigiamus dalykus. Tai yra patikova. Ceno ir Rhodes'o. Aš galiu pasakyti, tikrai buvo žavu, gražu, faina ir miela. Tikrai, tu matai, tu nesitikėjai tokios kovos. Pasakyk, tu irgi nesitikėjai. Aš tikėjausi panašaus kažką per WrestleManiją, bet Cena toksai stengiasi dabar paskutinį gerą mečą padaryti. Cena's Code Redas buvo toksai, wow, what the fuck. Cody Pile Driverį knyso. Jo. Čia buvo toks. Ir aš toksai, Cody Landeris. Čia va Cody Landeris lenda. Ir sakau, kur kas įdomiausia su dabar Cena, kad jisai, aš turėjau mažą tikimybę, kad jis apsiveršinai gerieti, bet tuo pačiu, dabar, kai matai, žinai, ir Raw ir SmackDowną, ir kai dabar, kaip Cena operuoja, dabar verta matyti, kaip jis grįž. Kaip jisai pabaigs savo karjerą. Jisai labai vertingai. Man patiko heel Cena. Jis buvo visai prikolas. Bent jau pačioj pradžioj. Pačioj pradžioj jo. Heelas. We have a toxic relationship with you and me. Ir po to jisai realiai pripažino, kad jisai pripažino kai kurios dalykus, bet jisai dar pripažino pavyzdžiui kaip Loganą Paulą, kad pasakė, hei, kaip ten, vos sakė, šūdo krūva ringe. Geriausia šūdo krūva ringe. Tai yra pats geriausias, apie Loganą geriausias apibūdinęs, geriausia šūdo krūva ringe.
O prieš kelis eventus tektymas buvo ten Cena ir Loganas. Jie labai ten geri draugai buvo. Jo, bet po to, žinai, sakau, gal Cenai atsibodo, nu, tipo, aišku, Triple H irgi gal atsibodo tą matyti, bet kas taip, tas jų kreatyvas ir jų sprendimas, ką padarė, jie buvo geras. Tipo, ką jie dabar daro, jie gerai daro, bet jie tokie, kaip sakant, hit or miss. Žinai, jie pataiko kai kada praleidžia, bet jau, žinai, sviruoja ten, kur tu toks, I get you. Tipo, prieš tai paminė, aš sakiau, kad dabar tu nesupranti, kas vyksta. Ne, toks, nelabai pagaunu. Ir dabar atrodo, tai yra obvious, kad taip nutiks, bet iš kur nutinka atvirkščiai. Tai va tas, žinai. Aš asmeniškai galvojau, kad Cena iki metų galo laikys tipo tą titulų, bet toksai, kai paskutinė data, kai jis pasirodo, yra Saturday Night Main Eventas, tai jaučiu ne bet gaus. Bet, nu, tipo, jisai paskutinis čempionas yra realiai, nes dabar jie pakeitė tą čempiono pavadinimą. Tu matei SmackDowną? Kažkiek mačiau. SmackDown'e jį vis til skaito, tipo, netgi jam... pristatė, The Last Real Champion. Ne, tai nes... Coach'ui, kai minėjote apie titulus, tai tiesiai ir pasakė, tipo, he has 2 undisputed WWE championships. Ir jam toliau, tipo, kabino tą titulą. Jam toliau sakė šitą, kad, tipo, he's holding undisputed. Tai, kaip pasakius, ant teksto, ant popieriaus mes turėsim vadinamą WWE titulą. Tiesiog, nu, tipo čempiono titulą, bet kai turbūt tars juos, tai sakys, tipo, jų realius titulus. Žinai, kaip būna, pavyzdžiui, yra tie vidiniai titulai, ne? Tai, man atrodo, vidinis titulas taip ir vadinsi, žinai, kad bus, tipo, undisputed, bet kaip išorė turės reaguoti, tai čia bus tiesiog WWE, tipo, čempiono titulas. Čia aš manau, va taip jie padarys. Jei ką, jie ir dabar, manau, daro. Tu aš paklausiu ChatGPT, koks jo realus pavadinimas, nes kiek kartų, blėt, WWE titulą sujungė su kitų titulu. Ir po to atgal grįžo į WWE titulą, tipo. Tai koks realus pavadinimas dabar yra WWE titulo, jeigu jie netrumpinto jo pavadinimo? Mes turim, čempionų titulą, mes turim, tipo, kaip ten, undisputed. Nu, tiesiog undisputed titulą, žinai. Tai klausimas, kaip jį užvadins, nes pasiturėjom Raw titulų, tipo WWE Raw, WWE SmackDown titulus, tada sujungia patapo undisputed, po to tiesiog patapo. Gal jie kažką bando tokio, kad, ir žiūrovai nebūtų tokios jau painiavos galvoj, žinai. Confused, ja. Bet taip pat tiesiog įdomu, kaip vadintųsi realiai. Jis būtų labai ilgas pavadinimas. Ko žiūrovai nežino, gal tu žinosi, kalbant apie WWE ir jos visatą, viskas, Speedas baigėsi. Ta prasme, Speedas baigėsi. WWE Speed, viskas, kiek supratau. Tiksliai. Jo, tai nes nieks nežiūrėjo. Pagrindė buvo durna idėja, kuri neturėjo egzistuoti netgi. Ten, Speedas buvo paruoštas tam, kad, Shadow Jokas, žinai, štai kaip jis veikia. Ir viskas. Tik ten naujokų net nerodė. Ten pagrindė mid-carderių šou buvo. El Grande Americano. Jisai buvo patyręs veteranas, kuris atvyko į WWE, jam tokio naujoko statuso negalima skirti. Ne, jisai naujokas WWE visatos. Jo. Andrade irgi, ne? Laimėjo, bet. Jo. Ten sakau, ten kaip, nes mes dabar turim ką, dabar yra kažkokia, koks ten naujas jų Peacock'e, kažkokia tokia yra naujokų irgi. Tas LFG, UFC, LFG, Legends and Future Greats kažkas tokio. Ja, turim LFG ir turim dar vieną laidą, kur tipo, čia turim labai tokių, kur naujokus realiai gali paruošti, iš LFG tą laidą ir tada į NXT išeina. Aš biškai žiūrėjau to LFG, biškai cringe'as. Ten, seni, jie turi LFG Championships. Ja. Tai
aš biškai pažiūrėjau, aš manau, kad LFG yra gera idėja, kad paruošti talentus, kaip pažiūrėti, kad hei, štai kaip veikia, tipo, realus 7 pasaulis, žinai, tipo, pasiruošti, žinai. At the same time, toks reality show, bet, nu. Come on, dabar Raw ir SmackDownas dėl 2 valandų patapo irgi. Čia LFG yra realiai tas pats, kas kelias iš žvaigždės pas mus kadaise buvo. Na, bet užtat per kelias išvaigždės niekas nesipyzdino, tenais pizdinas ir dar mokosi pyzdinti. Per kelias išvaigždės pyzdinavosi. Nu, greičiausiai aš nemačiau, kaip jie pyzdino. Per jaunus buvai. Klausyk tu, blėt. Ne, bet grįžtant prie apskritai, grinai, kur dabar keliauja WWE ir apskritai, kas vyksta, kad jie dabar maišosi ir keičiasi. Kas nežino, tai 26 metais, nu, dabar pasirašė su ESPN, tai yra sporto būtent tinklu, pasirašė sutartį, man atrodo, 1,6 milijardo, nežinau, pataisykit mane, ir jie pasirašė būtent tą tokį sutartį, kad, tipo, main eventai pas juos irgi rodys. Hebra, čia tik amerikiečiam, WWE Netflix'e visokie PLE eventai, nebebus rodomi Amerikoje, bet pas mus Netflix Europoje rodys, tai Europos W šioks toks, žinai. Pataisykite komentaruose. Šiaip į kokią jie tenais rodydavo į tuos pay-per-view Amerikoje. Tai tipo dabar Peacockas tenais baigia kontraktą ar kažkas tokio ir tipo pereina tiesiog į ESPN. Tai realiai čia nieko tokio kaip ypatingo nėra. Tipo Netflix ar taip, tipo bet nu tipo amerikiečiai iki šiol net neturi tipo pay-per-views per Netflixą. Ten yra vienas komentatorius ESPN-o, kas, Stephen A. Smith. Aš domėjausi ir ką jisai tipo, kai Romanas Reinsas atėjo į vieną iš šių pakalbinių, ne? Reinsas atėjo ir tipo jisai toks, tai Steven Smithas, tai ką darysi, tipo, ką galvoji, kaip čia judėsi toliau, žinai, nes Stevenas, tipo, kai išgirdo, kad, nu, jie susijungs, jis sako, aš manau, Heymanui čia per daug vietos yra, man kažkaip irgi reikia ateiti. Tu įsivaizduok, Stevenas A. fucking Smithas būtų right hand man kokiam fucking Romanui, drąsiai, jisai tinka. Romanui jisai tiktų, aš manau... Nu, tipo, iš esmės mes jau kinda tą matėm su MVP, kai jisai buvo Bobby Lashley'as. Mes turėsim MVP realiai tipo labai panašus charakteris buvo, ką tipo daro Steven A. Smith. Bet manau, nu, MVP jisai buvo toks, kur maždaug aš žinau, kas ringe vyksta, žinai, tai reiškia, tipo, aš geresnis už tave, tipo, aš tipo galiu managint. Stevenas jisai tiesiog yra matęs, jisai nieko nežino apie ringą, jisai nesupranta, kaip imtynės veikia. Jisai realiai managins žmogų pagal taip, kaip supras, kaip maždaug, aha, šitas geras resursas, šitas geras. Jisai turės tokį labiau subjektyvę nuomonę, žinai, ne tai, kad aš turiu rinkę patirties. 50-50, sakyčiau. Nu, bet pažiūrėsim. Aš, fucking įsivaizduok, Čarlzas Barksas, blėt, būtų irgi. Su Šeku mečą turės, bet WrestleMania. Mes turėjom tai. Turėjom, Big Show ir Šakas, ne? Buvo. Bet sakau, dabar imtynės, kur keliausia, kas su ESPN, tai aš manau, kad jie nori save parodyti rimtai. Taip, jūs esate rimti, I get it. Žinai, tik jau daro nesąmonės ir bankruotą jūs išvedė, tai ESPN'as jūs pasipirko ir it's amazing. Kiek aš suprantu, ESPN'as yra vienas iš tokių tinklų, kur su Disney Plus irgi kažką ten suka. Tai mes tikriausiai galbūt matysim vėl PGR. Aš manau, čia mano teorija, kad PGR tikrai vėl grįž. Tai kad jinai niekur nedingo. Jie dar iki šiol cenzurino. Taip, bet, nu, bus ten tas momentas, kur, nu, tipo, pusę gal tekstų bus cenzurinta, arba net nukarpyta viskas lauk, žinai. Aš manau, kad, tipo, cenzorius bus labai stiprus, bet kažką jie turės daryti, nes ESPN vienas iš ekstra tinklų yra Disney'us, tai jiem kažką reikės to daryti. Aš nesigilinu amerikietiškose nesąmonėse, aš žiūriu tik amerikietiškas imtynės.
Bet ja, anyways. Kalbant bendrai. Mano pusėje, aš manau, dabar, kas vyksta su WWE, mes turim tokį, žinai, kaip Heškas miega žiemą, tai va panašiai. Tokį, tokį sezoną. Dabar iki Survivor Series nieko gero nebus, tada po Survivor Series iki Royal Rumble irgi nieko gero nebus, bet po to jau eis kažkas įdomaus. Nu, pagrindę tylios savaitės. Ja. Bet jo. Ja, wrap it up. Čia mes jau virš valandos sepinam, bet ja. Nu, tai atsimink, kad perikūrą irgi filmavus. Ja, tai aš net nežinau, kiek mes perikūrą turėjom, bet žinai, kad visai neužsisėdėti, visi žmonės nori paklausyti kas 2 savaitės dabar. Aš manau, kol kas darom šitą formatą kas 2 savaitės, kad ir tiek mums, žinai, oro būtų, tiek ir žmonėm būtų oro, kad ir mes ir galėtume, žinai, sudaryti kažkokias, žinai, nuomonės. Kada paės, tada galim. Ja, kada paės, tada galim. Nu, tipo, čia toks mažas atmazas, žinai. Bet, žinai, tarsi, yra smagu, kad žmonės vis dar mus žiūri. Tikrai yra smagu. Tas yra gerai, kad palaiko ir parašo komentarus. Ir tikrai yra, kas ir tau rašo jau tavo, žinai, imtynių istorijose ir bendrai mūsų podcast'e rašo. Tai dar sakai didelis visai ačiū žiūrovom ir my God, Aiva, aš nežinau, pas tave būna tų naujienų, kai tu ištraukai, tai man tiesiog būna šokas. Dabar kažkaip aš ištraukiau naujienas magiškai. Reikia tiesiog scrollint Facebooką visą, pamatysi, arba X. Arba TikToką, žinai, labai greitai ir tada tiesiog debunkini naujieną. Bet jo, tai iš tiesų tikrai smagu. Ir dar sakai, Hebra, jeigu jūs norit kažką, tarkim, ekstra pamatyti, ar special pamatyti, ar kažkokias papildomas temas, parašykit komentarus. Tai nebijokit, mes neįkasim, mes ir parašysim, ir atsakysim, ir pasistengsim kažkaip įtarparuoti čia į laidą. Tai va, su jumis aš buvau Gizbal, Aiva. Hello, bye. Gal tu kažką norėtum pasakyti savo žiūrovom, o ne tik bye. Spausk like, subscribe, jeigu pirmą kartą žiūri, tu maladėts. Bye. Gerai, see you, dudes.